Pasimelskime, prašau visi kartu. Kas gaunate maldos kalendorius ir iš Biblijos koledžo, tai Viktorijai mes dėkingi, bet taip pat noriu pasakyti, kad meldžiamės už Mažvydą tokį berniuką, tai reikia ir toliau melstis, nes šiuo metu dažnai kyla temperatūra ir kadangi toks kaip svetimkūnis organizmas pakankamai jautriai tai reaguoja, tai vakar aš truputėlį turėjau pokalbį su mama, tai palaikykime toliau maldoje. Renatai, jūs paprašysime melstis ir už Mažvydą taip pat. Viešpatie Dieve visatos kūrėjau, dėkojame, kad mus čia šiandien surinkai, Viešpatie. Dėkojame už malonės ir palaimas, kurias mes čia gauname. Dėkojame, Viešpatie, už tavo žodį, kad mūsų ugdai. Palaimink, Viešpatie, broli Audrių, kad mus perdiktų tavo žodį, Viešpatie, duok jam šventosios dvasios, duok, Viešpatie, savo vedimo, kad tavo žodis tarptų mūsų širdise, suminkštyk mūsų širdis, Viešpatie, duok išminties, supratimo dvasios, kad tavo žodį taip pat pritaikytume gyvenime ir praktikoje. Taip pat atsiprašome už savo klaidas, netobulumus, silpnumus, kūno silpnumus. Išpažįstam, Viešpatie, taip pat tas nuodėmes, kurių ir nesuprantame. Išpažįstam tas, kurias ir taip pat kartojame dažnai. Atleisk mums, Viešpatie, vardant savo sūnaus Jėzus Kristus. Meldžiam taip pat ir už berniuką Mažvydą. Prašom, Viešpatie, tavo sustiprinimo, kad jį sustiprintum sveikatoje, Viešpatie. Suteik jam stiprybės, kantrybės, veik savo dvasia, Viešpatie, ir išgydyk ne kaip mes to norime, kaip tu. Jėzaus vardu. Už viską tau šlovė ir garbė ir padėka ir gyrius. Amen. Amen, ačiū. Danutė, reikia kažką už Birutę irgi melstis, sakėte už Birutę. Už Birutę. Irgi serga? Gerai, mes melsimės. Gerai? Ačiū, kad pasakėt ir leidot mum apie tai žinoti. Gerai, mes kalbame apie tai, kad generolas grįžta iš mūšio pasiekęs pergalę, žmonės sutinka ir dažniausiai nugalėtojai parsineždavo turtus ir parsivesdavo belaisvius. Tie, kurie studijavote kartu su manim Danieliaus knygą, turbūt atsimenate, kad mes skaitome, kad karalius Nabuchadanasoras parsinešė šventyklos ką? Indus, ar ne, arba reikmenis iš Judėjos. Ir parsinešti iš kitos šalies, kaip mes studijavom prieš kelis metus Danieliaus knygą, to šventyklos indus arba reikmenis, tai reiškia didžiausi trofėjai. Ir tai reiškia mūsų dievai stipresni negu jų dievas arba dievai. Bet mes žinome, kad Dievas tai leido, kada skaitome, bet jis parsinešė kaip trofėjus. Romos imperijoje vėlgi jie parsineždavo trofėjus turtus, parsivesdavo belaisvius. Ir dabar atkreipkite dėmesį 2 Korintiečiam 2, 15, 16. Renatai, ar paskaitytumėt, mums prašau. Juk mes esame Kristaus malonus kvapas Dievui, tarp išgelbėtų ir tarp žūstančių. Vieniems mirties kvapas mirčiai, kitiems gyvenimo kvapas gyvenimui. O kasgi yra tas tinkamas? O kasgi yra tam tinkamas? Dėkuoju. Vadinasi, jūs kaip kvapas, kuris vaikštate. Ir pažiūrėkite, vieniem tai kvapas kam? Mirčiai. Kitiem tai kvapas gyvenimui. C mažytė raidė, kada Romos kariuomenė grįždavo, būdavo didelė ceremonija ir būdavo deginami kvapai. Žmonės susirinkdavo, jie degino kvapus. Žmonės taip pat susirinkdavo ir turbūt, kai filmuose matėte, stovėdavo iš abiejų pusių ir jie barstydavo, ar atsimenat ką? Žiedlapius barstydavo. Be abejonės, žiedlapiai irgi galėdavo duoti tam tikrą kvapą. D mažytė raidė. Nugalėtojams tai būdavo labai malonus kvapas. Jie grįžta kaip nugalėtojai. Belaisviams tai būdavo labai nemalonus kvapas. Nes jiems tai būdavo vergystės ir mirties kvapas.
Irgi mes grįžtame, kas tuo metu vykdavo Romos imperijoje ir kodėl Paulius panaudojo šitą kalbą rašydamas korintiečiam. Nugalėtojai tai užuodžia ir jiem geras kvapas. Mes pasiekėm pergalę. Belaisviams tai nemalonus kvapas. Mažytė raidė. Šiandien, kada mes skelbėme Evangeliją, vieniems tai nuostabus kvapas, jie priima viešpatį Jėzų ir patampa nugalėtojais su juo. Tiems, kurie atmeta Evangeliją, tai blogas kvapas, nes atmetimas nuveda į amžiną mirtį. Vat matote, kodėl jūs vieniem malonus kvapas, o kitiem mirties kvapas, ar ne? Nes tie, kurie atmeta Evangeliją, įeina į amžiną pražūtį. Tikintieji turi gyventi krikščionišką gyvenimą, kuris patinka Dievui, kad jie būtų geras kvapas, kviečiantis kitus prie viešpaties. Tikintieji neturi būti kvapas, kuris atbaido kitus nuo viešpaties. Tikintieji neturi būti kvapas, kurie atbaido kitus nuo viešpaties. Todėl vėlgi mes turime Biblijoje pavyzdį iš karų ir mes matome, kaip šitą pavyzdį mes galime šiandieną pritaikyti savo gyvenime. Ar yra kokių nuomonių, pastebėjimų iš karų? Nes Paulius buvo brolius stebėtis, tai žinojo visas tradicijas, viskas kokiai. Ir panaudojo tiesiog pritaikyti savo raštus. Aš manau, kad didžiausias mokytojas ir visų pavyzdžių meistras yra viešpats Jėzus Kristus. Ir jisai, kada moko Evangelijos, jisai panaudoja daug paprastų žemiškų pavyzdžių, atsimenat, ar ne? Sėjėjas išėjo sėti. Jėzau, pasakyk mano broliui, kad jisai pasidalintų turtą su manim. Tai aš jums pasakysiu tokį dalyką, ne? Tai Jėzus buvo meistras tų dalykų. Aš manau, kaip ir jūs pasakėte, Paulius buvo Romos pilietis ir jis daug ką žinojo iš to meto gyvenimo ir jis perteikdavo tą, ką žmonės žinodavo ir po to mokydavo pagal tai dvasinės tiesas. Kaip ir sakėme Efeziečiam 6 skyrius, ginkluotė, iš kur Paulius rašo Efeziečiam? Iš kalėjimo. Reiškia, greičiausiai jis kiekvieną dieną mato Romos sargybinį. Ir šventoji dvasia duoda jam apreiškimą ir įkvėpimą. Jis tai, ką mato, ką tuo metu žmonės žino, jis parašo tikintiesiems apie dvasinės tiesas. 12. Socialinė padėtis. Socialinė padėtis. Pradžios 37-24. Danutė, prašau jūsų pagalbos. Jokūbas persiplėšė drabužius, užsivilko ašutinę ir daugelį dienų gedėjo savo sūnaus. Dėkoju. Perplėšė drabužius. Jūs turbūt to nedarote šiandien, ar ne? Truputėlį darote. Gerai, mes žinosime, kad iš mūsų truputėlį kaip kurie tai daro. B. Taip jie parodydavo, kad yra didelėme liūdesyje. Drabužių perplėšimas. Tai lyg parodymas, kad žmogaus širdis suplėšyta iš liūdesio. Nes jų perplėšimas drabužių, tai lyg parodymas, kad jų širdis suplėšyta iš liūdesio. Jokūbas, kada išgirdo apie savo sūnaus mirtį, jis parodo, mano širdis suplėšyta iš liūdesio, mano sūnus mirė. Taip. Galiu paklausti, o gal turite minčių, gal
Nu tai kodėl vyriausiasis kunigas negalėjo persiplėšti drabužių? Kokia Dievo mintis tame buvo? Nu, visiems galima, jam negalima. Kodėl perplėšiu drabužius? Apie Jėzų atėjus, sako, perplėšiu drabužius. Nu, bet viešpats draudė tai daryti. Todėl, kad aš tik tai, Jurijau, ką jūs dabar pasakėte, aš tik skaitau tai Biblijoje tą faktą, kodėl vyriausiam kunigui tai buvo pasakyta, bet taip viešpaties įsakymas vyriausiam kunigui buvo tai, kad jis negalėdavo perplėšti savo drabužių. Jeigu jis nusikreipia nuo Dievo, tai jam tik mirtis. Tiesiog tai vaizdas. Nes čia yra atgailos, yra tenai visko, o čia jau jam yra, jau išsikvėpia druska, tada tai jau jį tik išmesti šiukšlę. Žodžiu, jo širdis turėjo priklausyti visiškai Dievui ir jis negalėtų rodyti viešai, kad jis dėl kažko taip jau pergyvena, kad plėštų savo rūbus. Visa širdim Dievui turėjo būti atsidavęs. Išoriškai gal tai turėjo būti parodyta. Spėjimas. Jo, vat šitoje vietoje mes tokius spėjimus turime, nes kunigų knygoje 10 skyriuje ir 21 skyriuje aš dar kartą atsiverčiau tas vietas, kur apie tai sako, tai vadinamas kaip faktas, kad kunigas negalėjo tai daryti. Jis negalėjo viešai reikšti liūdesio ir turėjo tęsti savo tarnystę Dievui tuo metu. Nes Araonas net negalėjo perplėšti savo drabužių kunigų 10 skyriui, kada buvo jo abudu sūnus nužudyti. Bet tokio paaiškinimo viešpats mums neduoda. Gali būti, kad kunigas turėjo tęsti tą tarnystę dėl savo pareigų ir negalėjo atsidėti tam liūdesio laikui. Bet ką jūs, Igorį, paminėjot, kad vyriausias kunigas persiplėšė drabužius Jėzaus dienomis ir mum Evangelijos tai sako, tai parodė, kad tomis dienomis vyriausias kunigas sulaužė Dievo duotą įstatymą penkiaknygėje, jis buvo nepaklusnus Dievui. Galbūt dėl to, kad jis kunigas jautė, kad tie sūnus teisėjai. Klausimas viskas ne ką jis jautė ar nejautė, jis negalėjo perplėšti, bet ką jis jautė. Tiesiog Kristus teismas planai buvo nei pagal įstatymą, nei pagal Dievą, nei pagal Romas. Tai buvo politinis toks gestas, kuris parodė, jog jiems nereikalingas dar vienas lyderis, kuris nepripažįsta nei Romos, nei fariziejų valdžios. Man atėjo mintis, kad Jėzus tunika irgi nebuvo perplėšta. Žinom laikinasi, kad Jėzus vyriausiasis kunigas. Taip suvesti, pritaikymas. Renatai, Jėzus nebuvo vyriausias kunigas. Taip, jis tų pareigų, bet ten, kur apaštalas Paulius rašo, kad jisai taip. Teisingas. Jisai negalėjo būti kunigas, nes jis ne iš Levio giminės. Tai vadinasi, mes tik turime šiandieną geresnę kunigystę, kurią Dievas davė Naujojo testamento laikais, ar ne, kada kiekvienas tikintysis kunigas ir mes turime vyriausią kunigą, bet žemiškos tarnystės metu jis negalėjo būti net paprastas kunigas, nes jis išjudo giminės kilimu. Dar aš turiu tokį logišką labai klausimą. Tuo metu drabužiai tai buvo drobiniai, pakankamai tvirti, jų taip lengvai nesuplėšėsi, kaip jie ten iš tikrųjų jūs plėšė? Ar ten tiesiog, nežinau. Aš manau, kad taip. Ten turėjo šitą ant viršutinių drabužių tai neplėšė, tai plėšė tavo, kur kaip marškinėliai pas mus. Ir ten tas, kaip
plonesnė Gali ta būt. audinys, plonesnės ir ten kažkaip tai galima buvo. Aš šitoje vietoje, Viktorija, turiu prisipažinti, kad žinau tik apie patį faktą, kuris parašytas. Aš neskaičiau niekur, galvo Igoris ką sako, bet aš neskaičiau to pačio detaliai veiksmo, kuris tas dalykas buvo padarytas. Gal kažkas iš klasės daugiau žino ir gali pakomentuoti, prašau. Tik tiek, kiek aš suprantu Biblijos laikais, tai drabužis buvo daug vertingesnis nei mūsų laikais. Savaime, aišku. Nes pas mus dabar yra kaip ir panaudoti jau ir taip toliau, bet pas juos tai buvo gan toks brangesnis dalykas. Be abejonės. Tai vat irgi tas išreiškimas, kad žmogus perplėšia tai, kas brangu. Brangų daiktą. Be abejonės, jie visus drabužius vertindavo kitaip, ar ne? Jiem apsiaustas vien ką reikšdavo, ar ne? Nes tai reikšdavo, kad tai ir pasitiesti, kur tu miegi, ir tai nuo lietaus pasislėpti. Tai labai svarbus dalykai, jūs labai svarbia detalė. Bet va šitoje vietoje, Viktorija, aš negaliu labai daug pasakyti. Galima peilio pasipjauti ir tada. O peilio negalima būtų tik tai rankomis. Aš nežinau dėl šito irgi, ar jie peilių tą galėjo daryti, ar negalėjo. Čia irgi tik mūsų tie pamastymai, kur mes galime pamastyti. Šiais laikais, kai plėšau drabužius, tai prapjaunu truputį ir plėšau tada jau. Skudurėliam. Aš suprantu. Gintaras išmintingas. Jo, aš taip padarau iš tikrųjų. Gerai, kas dar dėl tų drabužių? Kokių minčių yra, komentarų, prašom. Dėl Taip. dar truputį aukščiau aš, dėl kvapo to malonaus. Tai aš galvoju, mes, kurie gyvenom tarybiniais laikais, tai matėm tos paradus, kaip vyksta. Tai, o ta nauja karta, tai praktiškai tų paradų nematė. Tai turiu meni, kad pas mus, pavyzdžiui, prie mokyklos, ne vienoje vietoje, netoli namų, yra tankų imitacija, bet jinai, žodžiu, kur mes mokindavosi mesti granatą. Aš vaikam ir aiškinau, sakau, čia buvo tokios pamokos ir reikdavo įmesti granatą mokintis. O vaikai to patys net nesuvoktų, kas ten yra, tas metalas, tas forma. Tai kiekvienas laikmetis turi savo kažkokį tai tą atminties plūdę, kaip pavadinčiau. Psichologai turi tokį dalyką, atminties plūdę, kas ką primena. Aišku. Gerai. C mažytė raidė apsivilkdavo šutinę, tai šiurkščios neapdirbtos gyvulių odos. Čia jie, kada liūdėdavo, tai darydavo, užsivilkdavo šutinę iš šiurkščių neapdirbtų gyvulių odų. Jobo 2 skyrius 12 eilutė, Jurijau, perskaitykite man, prašau. Pamatė jį iš tolo, nepažino jo. Jie perplėšė savo apsiaustus, balsiai verkė ir metė dulkes virš savo galvų link dangaus. Dėkoju. Metė dulkes ant galvos. Mažytė raidė. Taip jie parodydavo, kad yra labai nuliūdę. Jie parodydavo, kad labai nuliūdę. Tai toks nuliūdimas, kad žmogus buvo pasiruošęs net numirti. Tai toks nuliūdimas, kad žmogus buvo pasiruošęs net numirti. Mato 21.8 iš užrašų. Aliau, perskaitykite, prašau. Didžiulė minia tiesė drabužius ant kelio. Kiti kirto ir klojo ant kelio medžių šakas. Dėkoju. F mažytė raidė tiesė drabužius ant kelio. G. Taip būdavo parodoma pagarba karaliui. Tiesdami drabužius ant kelio, žmonės parodydavo,
lyg jie save patiesia ant kelio ir kad jie guli ant kelio. Reiškia, drabužio patiesimas, tai tu save patiesi to žmogaus autoritetui. Tai buvo parodymas, kad tuo momentu jie pilnai pasidavė viešpaties Jėzaus autoritetui, bet tai buvo tik tai momentas, nes vėliau jį nukryžiavo. Malachijo 1 skyrius 2 ir 3 eilutės. Viktorija, galėčiau jūs paprašyti. Aš pamilau jūs, sako viešpats, o jūs sakote, kaipgi tu mus pamilai? Ar Ezavas nebuvo Jokūbo brolis, sako viešpats. Bet aš pamilau Jokūbą, o Ezavui nekenčiu. Aš paverčiau jo kalnus dykynėm, o jo paveldėtą žemę atidaviau dykumų šakalams. Dėkoju, į mažytę raidė mylėti asmenį. Į mažytę raidę įstatyti į svarbią poziciją ir duoti palikimą. Ir Dievas mylėjo Izraelį ir ši meilė Izraeliui buvo patvirtinta sutartimi. Pradžios 41:14. Arūnai, paprašysiu tavęs paskaityti. Tada faraonas pasiuntė pakviesti Jozefą ir jie skubiai jį išleido iš kalėjimo. Jis nusiskutęs ir pakeitęs drabužius atėjo pas faraoną. Dėkui. Kaip barzdos nuskutimas. Pas izraelitus buvo priimta auginti barzdą ir tai būdavo pagarbos ženklas. Tuo metu izraelitas, kuris augindavo barzdą, jis parodydavo, kad jis gerbė save tomis dienomis. Nes jeigu tu su barzda, tu net parodai kitiem panašiai kaip Renatas, kad jis gerbė save. Savigarbatu. O pas egiptiečius tai būdavo visai nepriimtina, jam būdavo nemalonu net tai. Pas egiptiečius tai būdavo visai nepriimtina. Mes dabar kaip egiptiečiai. Panašiai. Ne visi. Moterys. Žodžiu nedaug. Panašiai. Gerai, prašom, mes užbaigėme šitas kai kurias istorinės, kultūrinės sritis, kurios padeda mums aiškiau, geriau suprasti žodį ir suvokti, koks gali būti pritaikymas tam tikrose vietose. Jeigu yra komentarų, nuomonių, pastebėjimų, prašau. C didžiąją raidę mes praleisime, papročiai ir principai, pastovūs ir trumpalaikiai papročiai ir principai. Gal jūs kažkada turėsite laiko ir jūs namuose pasižiūrėsite šitas rašto vietas ir jūs savo pasižymėsite, ar tai buvo trumpalaikis principas, ar pastovus principas, kurį mes praktikuojame šiandieną, skaitydami tą Biblijos eilutę. Gerai? Dėl čia jums kažkada ir mes tam neskirsime laiko klasėje. O dabar paimkime kaip kuriuos pavyzdžius iš Biblijos. D didžioji raidė. Principai ir papročiai, kurie šiandien yra pritaikomi, nepritaikomi arba yra apriboti. Pakalbėkime iš Biblijos apie tam tikrus principus, papročius, kurie šiandieną pritaikomi, nepritaikomi arba yra apriboti. Pradėkime nuo pirmo. Paprotys ir principas toks pats. Paprotys ir principas toks pats. Jūs jau nurodyti 2014 metai, bet jau 2015, gerai? Jūs viršuje parašyta paprotys. Apačioje
principas. Ir yra nupiešti kurių yra lygybės ženklas. Ir mes nupieškime kiekviename stačiakampyje, tiek kitame tokį patį žmogeliukas. Matė žmogeliuką. Čia yra Biblijos laikai. Čia yra 2015 metai. Tiek paprotys, tiek principas išliko toks pats. Kažką reikia pataisyti? Ne, gerai viskas. Nepavalgęs mano žmogeliukas, truputėlį. Kojos iš galvos auga. Nu čia manekėlė. Nėra į ką jau valgyti. Gerai. A mažytė raidė. Biblijos laikų papročiai ir principai turi būti pritaikomi šiandien. Pradžios knyga, 9 skyrius, 6 eilutė. Volodė, ar galima paprašyti iš užrašų perskaityti? Kas praliejo žmogaus kraują, jo kraujas taip pat bus pralietas, nes žmogus sutvertas pagal Dievo atvaizdą. B mažytė raidė. Tai yra mirties bausmė. Šiandien šis įsakymas turi būti vykdomas. Čia kitas klausimas jau. Niekas nepasikeitė. Ir mes žinome, kad šitas pamokymas buvo duotas, kada nebuvo Mozės įstatymo dar. Įstatymas duotas, kad paklustume Dievui. Ir mes žinome net Romiečiam 13 skyriuje, kad mes raginami paklusti valdžiai, o valdžia nepaklusniems nešioja ką? Kalaviją arba kardą. Ne? Todėl tai buvo duota Biblijos laikais, bet tiek paprotys, tiek principas išliko tas pats 2015 metams. Tai, kas buvo duota, turi būti pritaikoma šiandien. Patarlių 3 skyrius 5 ir 6 eilutės. Miglė, galima paprašyti perskaityti, prašau? Pačioje 43 puslapio, tu turbūt jau atverti 44. Pasitikėk viešpačiu visą širdimi, nes renk savo sukaltimą. Visuose savo keliuose pripažinti, kai jis nukreips tavo akis. C mažytė raidė. Tuo metu Saliamonas pasitikėjo Dievu visą širdimi. Ir mes šiandien turime pasitikėti Dievu visą širdimi, ar ne? Tas pats paprotys, tas pats principas, ar ne? Pasitikėk Dievu visą savo širdimi. Pirmas Petro 5:6, Gabrielė, prašau iš užrašų. Tad nusižeminkite pagalingą Dievo ranką, kad jis išaukštintų jūs metui atėjus. Dėkoju. Mes šiandien turime būti nuolankus ir pripažinti Dievo autoritetą visose gyvenimo srityse. Nusižemink po galingą Dievo ranką. Todėl mes Biblijoje turime daug eilučių, kur paprotys ir principas išlieka tokie patys. Antras. Paprotys ir principas nepraktikuojamos. Paprotys ir principas nepraktikuojamos.
Biblijos laikai. Du 2015 metai. Ten nėra matyroko. Ne. Ten miręs šimtas. A mažytė raidė. Aš neturiu dabar su jumis laiko skaityti pradžios knygą 22 skyrių nuo 1 iki 19 eilutės. A. Įsakymas Biblijos laikais buvo duotas asmeniui. Šiandien šie principai nenaudojami. B. Abraomas aukojo savo sūnų Izaoką. Dievas mums neliepia šiandien aukoti savo vaikų. Dievas mums šiandien neliepia aukoti savo vaikų. Tai mes skaitome Biblijoje apie šitą paprotį ir principą, bet 2015 metais jūs to nepraktikuojate, jūs šiandien neinate aukoti savo vaikų. Taip. Tai jau čia buvo toks paprastis aukoti savo sūnus tuo metu. Mes tik tą žodį naudojame, tai buvo Dievo paliepimas, gal jeigu tiksliau, ar ne, išsireikšti, čia geras pastebėjimas, tik tai naudojame tą žodį ar tą principą ir iš pradžio eina žodis principas, paskui paprotys, bet tai buvo Dievo paliepimas, bet mes šiandieną to nedarome. Teisėjų 13 skyrius 5 eilutė. Aldutė, ar galėčiau jūsų paprašyti perskaityti? Tu pastosi ir pagimdysi sūnų. Skustuvas tegul nepaliečia jo galvos, nes berniukas bus pašvęstas Dievui nuo pat gimimo. Jis padės išlaisvinti Izraelį iš Filistynų. Ačiū. Tai nereiškia, kad šiandien negali kirpti savo vaikų. Tai buvo Senajame testamente. Ir jūs turite šiandieną suvokti, kad vaikai negaus daugiau jėgos, jei nesikirps. Tai buvo įstatymė tam tikriem asmenim, tai nebuvo visam Izraeliui, ar ne? Tai buvo pažadas, kurį duodavo, kaip tas žmogus vadinasi, Nazarieno pažadas, ne? Kad nesikirps, nesilies prie numirėlio ir taip pat negers kas iš vynuogių, ar ne? Tai buvo Nazarieno pažadas, kada jie pasižadėdavo tam tikram laikui. Vėliau jie galėdavo nebūti jau Nazarienu, bet tie žmonės, kurie pasižadėdavo, jie nesikirpdavo, tai būdavo Nazarieno pažadas. Bet mes matome, kad 2015 mes to nepraktikuojame ir nuvedame savo vaikus apsikirpti. 1 Korintiečiam 11:14. Kas gali, atsiprašau, pagal eilę Gintaro paprašysiu perskaityti. Argi pati prigimtis jūsų nemoko, jog vyrui gėda nešioti ilgus plaukus? Ar ne? Tai moko, kad gėda vyrams nešioti ilgus plaukus. Todėl Nazarieno pažado šiandien yra. Netgi tada nekalbėjo toksai mada vyrams ilgus plaukus. Ką reiškia mada? Paprotys. Tai vat paprotys, jo tikslesnis žodis. Taip, tam tikrose vietose mes žinome, vat pas juos paprotys kaip apie barzdą kalbėjom ar apie ką kitą, bet po to mes matome jau dabar Naujojo testamento mokymą, ką Dievo žodis moko, ko vyrui geriau nedaryti. Jeigu ateis su ilgais plaukais žmogus, bet po to jis įtikės, bet liks su ilgais plaukais, tai jo neišvais iš bažnyčios. Ne, mes nevarytume jo iš bažnyčios. Mes jį mokytume. Nes Dievo žodis sako, kada padarai mokinį, pakrikštyji, mokyk visų dalykų. Tai tas žmogus mokomas yra, kas sako Dievo žodis. Ir jeigu žmogus yra atgimęs, šventoji dvasia dirba ir šitie dalykai susitvarko. Bet be abejonės mes pirmiausia jo nevarytume iš bažnyčios. Prieš 2,5 metų Rygoje atėjo vienas vyrukas į Biblijos koledžą, jaunas, 19 metų atrodo, ar 20. Ir atėjo atsimenu, į tą sesiją, plaukai iki čia. Sėdėjo toks visas, žinai. Rašo viską, paskui atėjo užsisakė vadovėlį. Sako,
Aš sakau, gerai, bet aš turiu grįžti į Vilnių ir kitą mėnesį tik atvešiu. Ir jis sėdi viską, rašo. Ir kitą mėnesį grįžtu į Rygą mokyti, atvežu vadovėlius, Diana surišu, nu vis tiek reikia dėtis į rankinę, vežti kelionę į svoris. Žiūriu, jo nėra. Žiūriu, dabar grįšiu į židinį, mesiu sudeginsiu, nes aš jų negaliu kaupti. Paskui po 2 pamokų žiūriu, liktai panašus veidas. Apsikirpęs kaip Jurijus. Kai kurie gal matė, kaip Rygos jaunimo choras buvo atvažiavęs, 2 vyrukai liudijo iš mūsų bažnyčios, kas buvo, tai atsimenat, per vieną motinos dieną mes turėjom Rygos jaunimo. Vienas buvo Aleksėjus, o kitas Kirilas, toksai antras, jeigu atsimenat, su akinukais. Šitas vyrukas. Po 2 pamokų žiūriu, jis sėdi. Tai buvo pamokytas. Aš nuėjau prie ir klausiu, sakau, aš jau būčiau ir tada nevaręs, bet aš jam paduodu, sakau, kas atsitiko. Ir jisai sako, šventoji dvasia, skaitant žodį, vat veikia mano širdyje. Kartais net nereikia vat konkretaus pamokymo. Pas mane buvo antradienį vienas vyras ofise atėjęs. Aš pasiskambino pirmadienį, sako, aš galiu ateiti. Ir jis atėjo ir sako, koks mūsų pokalbio tema. Jisai sako, aš noriu pareikšti norą krikštydintis. Sakau, tai iš kur jum atėjo tokia dabar šviesa, aš žinau, kad aš jo nemokiau. Jisai sako, aš skaičiau Apaštalų darbų knygą 8 skyrių, Eunuchas ir Pilypas. Eunuchas sako, tikiu Jėzų, kas trukdo man krikštydintis. Sako, aš skaičiau Bibliją